Sveiki, esu gydytoja specialistė, vaikų odontologė Marija Borisovaitė Peturlienė. Esu gydytoja, kuri labai myli mažus vaikus, taip pat studijuoju doktorantūros studijose ir mano mokslinis tyrimas susijęs su vaikų nerimu ir kaip tą nerimą sumažinti. Rekomenduojama vaiką pirmą kartą profilaktiniai apžiūrai pas vaikų odontologą nuvesti būtent išdygus pirmiesiam dantukam arba bent jau iki 1 metų. Kuo anksčiau vaiką parodysime ir atvesime profilaktiniam vizitui, tuo geresnė tikimybė pasiekti gerą gydymo rezultatą bus ateityje. Taip pat galėsime suformuoti kokybišką santykį su gydytoju tiek tėvelių, tiek vaiko atžvilgiu. Auksinė taisyklė yra nuvesti vaiką profilaktiškai pas gydytoją ne tada, kada skauda, o tiesiog susipažinimui ir susidraugavimui su gydytoju ir jo aplinka. Labai svarbu laikytis profilaktinių vizitų plano. Jeigu jums paruošia gydymo planą, kuris susideda iš kelių apsilankymų, tarkim, kas 3 ar 6, kas 12 mėnesių, svarbu jo laikytis. Dažnai, kai tėveliai pamato, jog susitvarkėm visus dantukus, susigydėm, atrodo problemų nėra, lyg ir pamiršta atvesti vaiką profilaktiniam vizitui. Tačiau tai yra lygiai taip pat svarbu, kadangi vaikas neužmirš mūsų kabineto, neužmirš, kaip mes atrodome, kaip skamba mūsų balsas, koks yra kvapas kabinete ir kokias procedūras ar instrumentus mes naudojame. Tai yra labai svarbu tolimesniai patirčiai. Pirminis vizitas dažniausiai turi būti profilaktinis. Tai reiškia, kad mes norime susipažinti su gydytoju odontologu, su tai, kokia yra jo aplinka, kokie yra kvapai kabinete, kokius instrumentus naudoja gydytojas, kaip jisai atrodo, kokia yra jo komanda, kaip viskas vyksta apskritai. Labai svarbu tą padaryti, kai vaikui dar neskauda, kai nėra neigiamos patirties. Labai svarbu yra santykis tarp gydytojo, odontologo ir tėvelių, nes visa tai yra komandinis darbas. Pirmojo vizito metu mes norime, kad vaikas jaustųsi saugiai aplinkoje. Dažniausiai pirmasis vizitas turėtų vykti, kai vaikutis yra labai mažas. Tai reiškia, kad tam, kad būtų tinkama ir labai gera patirtis pas gydytoją odontologą, vaikutis dažniausiai sėdės tėvams ant kelių, nes tėvų artumas labai teigiamai veikia apskritai visą patirtį odontologo kabinete. Taip pat mes norėsime, kad gydytojas pasirodytų, kad jisai naudoja pirštines, kad jis bus su kauke, parodytų savo naudojamas priemonės, tokias kaip veidrodėlis, dantų šepetėlis. Mes norime vaiką pavėžinti su savo stebuklinga skraidančia kėde, galbūt šiek tiek ją pakelti, vaikutę atlošti, kad jisai žinotų, ko tikėtis. Taip pat mes visą laiką jungsime šviesią lempą ir pasakysime, kad tai yra saulutė, kuri leis geriau apžiūrėti vaiko dantukus. Jeigu vaikas leisis ir jeigu vaikas yra jau šiek tiek didesnis, mes netgi pabandysime tos dantukus nuvalyti. Taip pat visą laiką aptarsime visas naudojamas priemonės su tėveliais. Būtinai neškite visas naudojamas priemonės, tokios kaip dantų šepetėliai, visus kiek tik tai turite, visos dantų pastos. Galbūt naudojate tam tikrus remineralizuojančius kremus ar burnos probiotikus. Atsižvelgęs į tai, kokia yra jūsų vaiko burnos ir dantų sveikata, gydytojas galės pakomentuoti naudojamas priemonės, galbūt išrinkti naujas, pakoreguoti esamas, o gal visos priemonės yra tiesiog tobulas jūsų vaikui. Taip pat prieš visą apžiūrą gydytojas klaus jūsų apie vaiką. Ką jisai valgo, ką jisai geria, galbūt jis vis dar yra maitinamas mamos pienu. Būtinai gydytojas pasidomės apie vaiko sveikatą. Galbūt jau yra anksčiau buvęs pas gydytoją odontologą, kokia tai buvo patirtis. Ir visa tai priedo prie to, kokią dantų ir burnos situaciją pamatys gydytojas, apibrėž, ar jūsų vaikas patenka į kažkokią tai rizikos grupę ir galbūt jam bus netgi sudaromas kažkoks profilaktinių vizitų planas. Visa tai bus padaroma individualiai jūsų vaikučiui. Na ir pati apžiūra. Aišku, vaikutis turės išsižioti plačiai ir mes visus dantukus norėsime apžiūrėti ir įvertinti jų būklę. Nepamirštant taip pat ir kitų burnos audinių, tokių kaip liežuvis, pasaitėliai. Visą tai įvertinęs gydytojas galės pasakyti, ar kažką reikia daryti jau dabar, o galbūt pasiskirs kitą sekantį profilaktinį vizitą po 3 ar 6 mėnesių. Kuo trumpesnės pertraukos bus tarp vizitų, tuo sėkmingesnė patirtis bus ateityje. Lankykimės pas odontologus reguliariai.